Girdimas tik lengvas ventiliatoriaus ošimas. Praktiškai jokio pašalinio garso. Tolimas kelias už kilometro girdisi daug geriau negu šilumos siurblys. Jau kai kas ir pastebėjo ir galbūt jau namuose turi, atsirado 8 kartos Energy Safe šilumos siurbliai. Bandžiau vieną išardyti, tiesa ardymas ganėtinai nuobodus buvo, tai pabandysim taip karpytai įdėti vieną kitą mintį. Pabandysiu trumpai papasakoti, koks yra skirtumas nuo ankstesnių, 7 ar 6 kartos. Iš tikrųjų tai techniškai jie labai nedaug keitėsi nuo 5+ kartos, daugiau buvo programinės įrangos išdirbimas. Na, o 8 kartos jau iš tikro prasidėjo ir geležiniai pakeitimai. Naujasis čia prieš jūs yra 11, tiksliau sakant, prieš jūs yra 12 kW šilumos siurblio laukinis blokas. Jo pirmtakas yra 11,5 kW. Naujasisgi yra mažumėlę užaugęs, tiek į plotį, tiek į aukštį. Aišku, ir svoris. Priaugo svorio. Ženkliai priaugo. Jisai sveria dabar virš 90 kg. Taigi šioks toks nepatogumas diegiant, jau jį nešioti reikės tikrai dviese. Bet ženkliai priaugo vario. Lauko bloko šilumokaitis jau 3-gubas. Jo plotas taip pat padidėjo. Iš principo pasikeitė komponentų išdėstymas viduje. Ir vienas esminių dalykų, gal jau kompresorius nebe Panasonic, kompresorius Mitsubishi. Tiesa, jisai mažesnis, didesnių sūkių, bet galbūt turintis platesnį dinaminį diapazoną. Iš tikrųjų, kaip jis veikia, mes pasižiūrėsim ateinančią žiemą. Bet pagal specifikaciją šilumos siurblys turėtų efektyviai veikti iki -30 laipsnių. Stengiantis sumažinti triukšmą, kompresorius turi atskirą jau gaubtą, metalinį gaubtą, kuris turėtų mažinti jo garso sklidimą į aplinką. Ventiliatorius tapo praktiškai absoliučiai tylus. Šiaip šilumos siurblio garso už kokių 5 ar 10 metrų praktiškai jau pastebėti neįmanoma, bent jau mano aplinkoje. Tai čia šioks toks žingsnis į priekį, nes ankstesni, nors ir nebuvo garsus, bet kartais miškuose ar labai nutolusiuose sodybose buvo girdimi. Mieste taip jokių problemų nekelia, nes miesto triukšmo fonas viską užgožia. Visi komponentai, visi davikliai praktiškai yra prieinami iš karto, nereikia ardyti kitų šilumos siurblio dalių, nuiminėti gaubtų, nugarėlių ir panašiai. Labai norint galima patikrinti visų daviklių išdėstymą, kabelius. Jungtis visų elektronikos komponentų yra suvestos į atskirą kontaktų dėžutę, kurią atidarius viską galima atjungti daviklius. Nors iš tikrųjų tai gal iš principo ir atrodo neaktualu, nes tikrai mano praktikoje nepasitaikė gedusių daviklių, bet kas žino, turbūt toks sugalvotas tokia remontabilumo kryptis, kad prireikus būtų lengviau keisti, nes vis tiek vienaip ar kitaip gamtos jėgos tokios kaip žaibai, viršytampiai gal ne visai gamtos jėgos, bet kartais sukelia nepageidaujamus reiškinius ir sudega koks nors elektronikos mazgas. Tai šiuo atveju turbūt keitimas turėtų palengvėti, nors prie elektronikos plokštės, prie dažnio keitiklio, ten fazės korektorius, viskas priėjimas yra šiek tiek sunkesnis. Jau dabar turbūt lengviau būtų keisti visą bloką iš kartu su radiatorium. Na, pažiūrėsim, kaip čia ateityje bus, nes vėlgi gedimo elektronikos irgi tikrai buvo labai, labai nedaug. Iš tikrųjų, iš 100 parduotų šilumos siurblių ten vienetai nukentėjo nuo viršytampių. Praktiškai jautriausia dalis būdavo ir turbūt išliks vidinio bloko 24 V maitinimo šaltinis, kuris pirmiausiai viską sureaguoja ir jeigu yra tvarkinga elektros instaliacija, automatukas atjungia maitinimą ir daugiau visi komponentai lieka sveiki. Visi varžtukai paslėpti po guminiam kepurėlėm.
gal ir gerai, mažiau šansų rūdyti. Na ką, nusimėm šoninį dangtį, kadangi dar visiškai šviežiai sumontuotas, tai nespėjau net polisterolio apsipjaustyti, tiesiog viskas greita ranka. Žiūrime, taigi mes čia matome visą vamzdyną, visą jo vidinę dalį, tai mažumėlė keista ir neįprasta, bet iš principo palengvina aptarnaujant prieimą prie visų daviklių, laidynų ir panašiai. Nebereikia ardyti šono, naiminėti priekio, viskas tampa prieinama. Nebent reikia prie elektronikos prieiti, tai reikia nusikelti viršutinį dangtį. Na, mes tą patį taip pat pabandysim padaryti. Na va, atsukome dangtį, bandom jį pakelt. Aha, reiktų pasakyti, kad jis netoks jau lengvas. Teks kamerą padėti į šoną, nusiimti. Kaip ir ankstesniuose modeliuose, kompresoriaus skyrius yra padengtas garsą izoliuojančią medžiagą. Čia yra primena poroloną. Išorinis dangtis, o viršus yra tokia išputinta guma. Ką mes čia matome iš viršaus? Nelabai daug ką matom, elektronikos blokas toks nedidutis atrodo. Šilumokaitis vizualiai tikrai nesuplonėjo ir atsirado trečias sluoksnis, ryškiai pagerinti efektyvumą žemose temperatūrose skirtas. Bandom pasiimti ruletę ir pamatuoti. Šilumokaičio storis kažkur 4,3 mm. Pažiūrėjome šioje vietoje, tai yra apie 6,5 cm. Ja, tai yra ženklus pastorėjimas šilumokaičio, štai iš kur ir padidėjusi masė. Dugnas labai panašu, kad irgi išspręstas taip kaip ir anksčiau, yra šildymo kabelis. Daugiau kol kas ardam toliau. Turime elektronikos bloką. Jis teoriškai turėtų atsidengti labai lengvai. Aha, čia mes nieko nematysim. Viskas padaryta, kad lengvojų būdų prieimo nebebūtų. Ir viskas vienoje nedidelėje plokštėje. Ir fazės korektorius, ir dažnio keitiklis, ir valdiklis. Na, vis tiek ją kažkaip reikės išsilūpti anksčiau ir vėliau. Ir mes tada bandysim kažkaip išsiaiškinti. Bet šiuo metu turbūt, kad aš jos nelupsiu. Na, dar pagalvosim. Taigi, prieimas iki plokštės ne kiekvienam protingam. Čia yra ką paveikti, kai kas užklijuota silikonu, gal taip netyčia, gal technologinis procesas, kad būtų hermetizuota. Bet faktas toks, kad integracijos lygis auga ir turbūt dėl to buvo atsisakyta 3 plokščių sprendimo, nes praktiškai šita, kur viskas viename, yra tokio pat dydžio vien tik kaip ankstesnis valdiklis 6 ir 7 serijos. Taigi žiūrėsime, kaip jos mums laikys. Taip atrodo viskas kaip ir labai gražu, padengimai kaip ir priklauso. Tiesa, filtras kiek ir atrodo paprasčiau, bet gali būti, kad čia dar yra antrinis apvilktas droselis. Matosi dujinis iškroviklis, nežinau, čia ar matosi tiksliai. Nu, kaip ir viskas yra, ko reikia. Na ką, šiaip netai pavyko nuimti išorinį korpuso kiautą. Nepasakyčiau, kad taip labai paprastai man čia išėjo. Ir matosi kompresorius paslėptas į atskirą šarvą. Yra garso sumetimais turbūt. Droselis fazės korektoriaus iš įspūdingo storio vielos suviniotas ir iškiek akcentuota į aukštą efektyvumą. Turime akumuliatorių arba skysčio kaupiklį garinimo linijoje. Čia kažkiek kitaip išspręsta. Ankstesniuose modeliuose jisai buvo vidinėme bloke ir jo sprendimas tikrai man neatrodė labai geras. Šiuo atveju jisai daug geriau išspręstas. Bandysim ardyti toliau.
Atidengiame papildomą kompresoriaus gaubtą. Čia ryškiai padarytas taip, kad izoliuotų triukšmą ir vibracijas. Ir dabar surprise! Žiūrim, kągi mes čia turim. Na, iš tikro, tai stovi Mitsubishi kompresoriukas. Mes, aišku, pabandysim susižiūrėti jo parametrus. Tai vat, čia turbūt mažumėlė naujiena, neaišku, kiek jinai gera ar bloga, bet kompresorius yra labai plataus dažnių diapazono, nuo 30 iki 360 Hz. Tai teoriškai jis turėtų mokėti veikti ir labai lėtai, ir labai greitai. Už tai matyt, kad jis gali labai greit suktis ir pagerėjo mūsų darbas minusinėse temperatūrose, net iki -30. Čia dar šioks toks sprendimas, aš kurį palanksčiau jau. Yra nuo plėtimosi vožtuvo vamzdeliai einantis ir jie sujungti trumpo jungimo per kapiliarą, matyt, atsitirpinimo proceso valdymui. Taip paprasčiau. Yra papildymo nipeliukas iš vidaus, irgi labai supaprastėja darbo režimo metu. Jeigu reikia įrenginį papildyti, nereikia jungti šaldymą ir panašių dalykų. Skirtingai nuo ankstesnio modelio, kada lauko šilumokaitis buvo dalinamas į 2 segmentus, dabar yra bent jau 8 segmentai. Aišku, jo ir sluoksniai 3 atsirado, tai galbūt kažkiek bus tolygesnis pasiskirstimas garinimo. Tai daugiau kažkokių ypatybių nėra. Davikliai aukšto žemo slėgio, analoginiai, viskas sudėta kaip ir sename modelėje. Tiesa, atsirado kažkoks tai daiktas, labai panašus į šaldytuvinį filtrą. Sunku pasakyti, kas ten čia viduje, ar čia tiesiog yra garso slopintuvas, ar jame dar yra ir filtruojančios medžiagos. Labai tikėkime, kad yra filtruojančios medžiagos. Taigi pirmą kartą, kai koks nors įrenginys suges, mes šitą dalyką išsiaiškinsim. Dar vienas momentas, kuris labai patiko, visi laidai prie vamzdžių parišti per silikoninius vamzdelius. Nereiškia kažkur tai prasitrinti į vamzdelį ir perspektyvui duoti mums gedimą kažkokį jau yra gal minimizuota, padarytos išvados iš ankstesnės eksploatacijos. Ir kaip ir šitas dalykas išspręstas. Siurprizas. Čia yra dar viena dėžutė, kuri užsukta, uždengta gražiai. Ir joje pasirodo slepiasi visos jungtis, kurios nėra hermetiškos. Tai jutiklių ir panašiai. Čia maitinimo. Netgi labai įdomus sprendimas, sakyčiau. Aišku, nebereikia grūsti ir kažką atjunginėti pagrindiniai dėžiai. Sutaupo vietos, gal ir taip patogiau netgi. Bandom surinkinėti atgal.